Sveiki atvykę į mano kanalą Laumės laisvalaikis, mano vardas yra Inga ir šiandien aš jums norėčiau parodyti, ką man pavyko nuveikti per gegužės mėnesį. Šiandien yra birželio 5, gegužės mėnesį judintų darbų dar kol kas nesėmiau, todėl šiandien nufilmuoju ir galėsiu tęsti kai kuriuos darbus, kurie yra tęsiami kas mėnesį. Pirmiausia, pradėsiu nuo pabaigtukų, kuriuos prieš save ir matote. 3 nedideli pabaigtukai, štai va šitie drugeliai Mill Hill yra visi pabaigti gegužės mėnesį, gegužės pradžioje, tai nuo jų ir pradėsiu. Pabandysiu parodyti iš arčiau. Tai štai toks geltonas drugelis, Yellow Swallowtail, Blue Pansy Butterfly ir Black Swallowtail. Nedideli darbeliai, gana greitai išsisiuvinėja, gražus, nesudėtingi, su daug karoliukų. Nežinau, kaip parodyti, kad matytųsi. Žinant mano aistrą drugeliams, nieko keisto, kad yra jie išsiuvinėti. Iš šitos serijos yra dar 4 drugelis, jį siuvinėjau gerokai anksčiau, juos turiu išsiuvinėjus 2 vienodus ir pasidariusi auskarus vasarinius. Kitas mano pabaigtas darbas yra Stitches Prayer schema, užrašysiu kieno, nes dabar nebeprisimenu dizainerio, išsiuvinėta per 3 dienas, 7 spalvos, iš viso 2605 kryžiukai šitam darbe. Siuvinėjau ant Vintage Coffee 32 kaunto Eva. Kitas mano pabaigtas darbas yra Stony Creek rinkinys iš serijos Anti-Talks, Gossip, 10 spalvų, iš viso 2718 kryžiukų, siuvinėtas ant 28 kaunto baltos spalvos Eva. Labai smagiai siuvinėjasi, labai man miela šita bobulytė. Dar vienas mano pabaigtukas išsiuvinėtas per 4 dienas, tai yra Encore firmos rinkinys Sunflower Field. Labai kažkaip greitai siuvinėjasi. Jame yra 5640 kryžiukų, tai buvo tokia diena, kai per vieną dieną išsiuvinėjau virš 2000 kryžiukų. Labai jisai man gerai ėjosi ir kol ėjosi nusprendžiau, kad reikia nepaleisti mūzos. Tai vat keičiau audinį, rinkinyje buvo 11 kaunto aidas, siuvinėjau ant 14 kaunto aidos. Šitą rinkinį siuvinėjau kolegijai dovanų. Nekeičiau audinio į Eva, todėl kad nematau prasmės, nes rėminsis visas išsiuvinėtas plotas. Dabar pereikime prie pradėtukų. Na ir pirmas mano pradėtas darbas ir pirmas kartas siuvinėjime, tai Dimensions rinkinys Enough Coffee. Siuvinėjamas ant printuotos aidos, kryžiukai taip pat printuoti. Nedidelis rinkinukas, bet pakankamai sunkiai siuvinėjasi, kadangi audinys yra labai tankus, adata stora, gijos yra 3, todėl pasiuvinėjus šiek tiek ir padedu jį pailsėti. Kadangi dar turiu laiko, iki kol man jo prireiks, tai vat ir neskubu. Pasuvinėjau po kokį 50-70 kryžiukų ir atidedu. Kitas mano pradėtas ir judintas darbelis
anksčiau pradėtas ir dabar judintas darbelis yra Lietuvos vėliavos kvakeris. Tai ten apačioje pabaigiau vieną raudoną kvadratuką ir užkilau va čia į viršų. Pradėjau jau paskutinę geltoną spalvą. Labai gražus rezultatas. Siuvinėsiu toliau. Iš viso šitam darbelyje išsiuvinėjau per gegužę 2105 kryžiukus. Ir tai kol kas yra 11,5% darbo. Dar vienas darbelis, kurį siuvinėju dovanų, tai yra štai toks telefonas. Siuvinėju ant drobinio maišelio prisiuvus ištraukomą kanvą. Tai va štai taip kažkada tai atrodys. Turiu jau tokį padarius raudoną ir darysiu dar vieną, irgi kolegiams dovanų. Siuvinėju atvertus aukštinkojam, tai yra va taip, nes čia bus įėjimas į maišelį. Šitame darbe yra padaryta labai nedaug, tik tai 495 kryžiukai, bet tai jau yra 18% darbo. Tai kad jis nėra didelis. Ir jeigu pasimčiau, manau, kad labai greitai jį pabaigčiau, bet kažkaip tai nelabai imasi. Dar vienas darbas, kurį judinau gegužę, tai yra Lukos aguonos. Nedaug jame išsiuvinėjau, pabaigiau pildyti šitą aguoną čia šiek tiek ir išsiuvinėjau va šitą visą plotelį. Čia yra 616 kryžiukų. Dabar iš viso yra 63% darbo ir manau, kad neužilgo pajudinsiu, nes jau kažkaip tai gal reikėtų jas jau judinti link pabaigos. Dar vienas mano judintas darbas gegužė yra Long Dog Samplers Pandemic. Jame per gegužę išsiuvinėjau 1203 kryžiukus, dabar yra 22,5% darbo, tai pagrindė siuvinėjau štai čia ir šiek tiek čia. Judinsim toliau. Dar vienas judintas darbas yra Riolis rinkinys Ripe Cherry. Tai išardžiau čia buvusią klaidą, persiuvinėjau ir išsiuvinėjau jame per mėnesį 1332 kryžiukus, dabar yra 30 beveik 2% darbo ir judinsiu jį toliau. Persitempiau nuo lankelio ant rėmo ir kažkaip man labiau patinka ant rėmo siuvinėti, todėl ir darbelis pajudėjo greičiau. Kitas mano gegužę judintas darbas yra sampleris Ukraina. Tai išsiuvinėjau visą va šitą dalį. Čia tos smulkius raštelius. Ir va šitą pradėjau ornamentą. Labai jisai man gražus, buvo kuriam laikui atidėtas, bet dabar pasiėmiau vėl ir kažkaip labai smagiai jisai man einasi. Per mėnesį išsiuvinėjau jame 1341 kryžiuką ir tai yra 28% dabar padaryto darbo. Dabar kas mėnesiniai mano darbai. Tai pirmas iš jų yra Dimensions Balloon Glow. Jame išsiuvinėta 1150 kryželių. Mėnesio norma šitą mėnesį projekte kryželis po kryželio buvo 1000. Tai netgi šiek tiek viršijau normą. Tai siuvinėta va šitam gabaliuke. Jau pradėjau ir šiek tiek va čia. Tai jau pradėjau pusinukus, kilsiu aukštyn į dangų, kur skraido gražūs spalvingi balionai. Dabar šiuo metu jame yra 50,5% darbo, tai vadinasi jau daugiau negu pusė yra padaryta.
kas mane labai džiugina. Kitas mano kas mėnesį judinamas darbas. Tai yra Mereškos rinkinys Seaside Hideaway. Jame buvo išsiuvinėta 1200 kryžiukų. Jis dalyvauja projekte Likvidacija, kur mėnesio norma yra 1000 kryžiukų. Šiuo metu jame yra 45,5% darbo, jau už tai pradėjau namą siuvinėti. Na ir judinsiu toliau. Dar vienas pradėtas darbelis gegužės mėnesį yra paskutinis mano turimas nusipirktas Vdachnovenija firmos rinkinys su drugeliu. Tai yra štai toks drugelis. Kaip matot, pradėjau jį gegužę, išsiuvinėjau kūnelį ir pradėjau vieną sparną. Čia nedaug yra, čia yra 405 karoliukai. Kiek procentaliai tai yra darbe negaliu pasakyti, kadangi siuvinėjau iš popierinės schemos. Sagos nėra kaip padaryti šito darbelio, tai vat ir siuvinėjau, skaičiuodama rankiniu būdu. Štai tokie mano gegužės mėnesio rezultatai. Ir viena įdomiausių rubrikų kiekviename video – pirkinukai. Šį mėnesį pirkinukų buvo nedaug. Pirkau tik tai keletą Riolio rinkinių. Esu gavus dovanų šitam rinkiniui porinį su aguonomis. Tai nusprendžiau nusipirkti ir kitų porinių rinkinių, nes mėgstu siuvinėti serijomis. Tai pirmas iš nusipirktų rinkinių yra štai tokios saulėgrąžos. Kitas štai tokia lelija tigrinė. Dar rožė ir vyšnios. Ir prie šiuo metu siuvinėjamų vyšnių porinis rinkinys štai tokios mėlynės. Ir dabar jau tikrai viskas, ką norėjau jums parodyti šį mėnesį. Linkiu jums lygių kryžiukų, kad mūza vasarą nuo jūsų nepabėgtų. Ir iki kitų susitikimų.